žvaigždės, jas reikės modifikuoti. Netitinka skylės, netitinka vidinis diametras, regis. Atitinka tik tai šitas dalykas. Tai va. Čia yra galinės ašies dalis, nežinau kaip vadinasi, bet per jos tvirtinasi žvaigždutė. Ir jinai truputį skylė yra šiek tiek per maža. Reiškia, naudosiu va tokį va dremeliuką su tokiu antgaliu. Truputį padidinsiu tą skylę, pasistengsiu, kad neišliktų daugmaž apvali. Tada užsimaus ir tada jau darysim skylės, dėl to, kad čia yra 4 skylės. Čia yra 3 ir jos, aišku, nesutampa. Važiuojam. Nesu tikras, kad kažkas šlifuojasi, labai mažai drožlių. Vos nepersistengiau. Viskas užsideda. Jokio klibėjimo, reiškia nepadariau aš čia kažkokio kiaušinio ar dar kažko. Šita detalė, šita pusė remiasi į guolį, šita pusė eina į rato pusę. Čia turim prasriektas 4 skylės. Ką tai reiškia? Šitas daiktas turi dėtis iš šitos pusės, dėl to, kad šitas paviršius yra, matau, kad jis toks nutekintas, nušlifuotas, tiesus. Čia yra tiesiog išlietas metalas, šitas paviršius nėra tiesus, turi kažkokių broko, ten nelygumų ir panašiai. Dėti reikia tikrai iš šitos pusės ir užsidės taip. Reikės pasidaryti labai tiksliai 4 skylės. Su grąžtais pas mane beje problema, nežinau, 5 sekmadienis. Tai laiko dar turime, jeigu ką važiuosiu į parduotuvę, pirksiu grąžtų, nes ta prasme aš juos labai greit laužu, gadinu ir gal aš tiesiog gerų grąžtų neturiu. Reiškia, pasistatau maždaug taip, kažkur tai taip, pasižymiu skylės, išsigrėžiu skylės čianai ir prisukimą darysiu iš šitos pusės. Ir kai jau turėsiu šitą dalį surinktą, tada jau ją dėsiu ant ašies ir kas tada bus. Ir tada jau derinsim, kur bus variklis, kokio ilgio reikia grandinės ir taip toliau. Tai įdomumai prasideda. Esmė tokia, kad iki šiol aš padariau tą, ką aš mokėjau. Truputį moku virinti. Suvirinau vamzdžius, kaip gavosi, kokius kampus aš ten mokėjau, kaip mokėjau, taip padariau, žodžiu. Ką dabar mes darom? Aš to niekada gyvenime nesu daręs. Aš niekada nesu daręs kažko panašaus. Aš net dviračių grandinės nesu pakeitęs turbūt. Bus įdomu. Kaip, nežinau, ar bus įdomu, bet išmoksim galbūt kažko naujo. Ką mes čia sufabrikavom. Žodžiu, žvaigždė uždėta, ratas uždėtas. Dabar dirbu su stabdžiais. Su stabdžiais niuansai kokie? Tai parodysiu. Turime štai tokį stabdžių diską. Jis yra truputį per didelis šitam suportui ir šitam laikikliui. Neužsimauna suportas, nes stabdžių disko diametras yra per didelis. Per didelis maždaug ant tiek. Tai pirmiausia gavau pjaustyti, bet prarasiu stabdžių efektyvumą šiek tiek galimai. Ir padarysiu labai negražų diską ir tikrai negalėsiu didžiuotis šitų rezultatų.
Taigi nusprendžiau perkelti suportą toliau nuo ašies. Kaip aš tai padariau, prisimatavau maždaug kiek reikia išnešti, panaudojau 2 veržles, prisitaškavau, gražiai apvyrinau iš visų pusių, pašlifavau čia paviršių, nes čia dėsis suportas ir su freza padidinau šiek tiek skylę, nes čia sriegis vidui buvo, čia veržlė, tai nuėmiau tą sriegį ir dabar varžtas prasikiša ir įsisuks į suportą. Pagal viską turėtų būti gerai. Iš tų 4 vamzdelių, tai jo, vieną vamzdelį reikėjo pritrumpinti, kad suportas tilptų. Easy, nupjauti yra lengviau negu kažką tai prailginti. Kadangi prie šitos vietos galimai nebegrįšiu, šitoje vietoje čia gali būti, kad tas suportas bus sudėtas, atreguliuota ir galbūt aš norėsiu tai palikti. Čia yra plikas metalas, tai norėčiau nugruntuoti ir nudažyti iš karto. Truputį nuriebalinsiu ir užpučiu gruntą, su fenu pašildau, dažais, su fenu pašildau, pradžiūno daugmaž ir dedu suportą. Na ką, diena į pabaigą, tai kur mes šiandien pasistumėjom, buvo nemažai galvos krapštimo ir mąstymo. Negalėčiau pasakyti, kad super produktyviai čia padirbėjau, bet žiūrim, ką turim. Turim sumontuotą žvaigždutę. Tai kol kas niuansų jokių nėra, išskyrus tą super mažą tarpelį, bet čia kažką tai dar sugalvosim eigoje. Turim stabdžių diską. Pavyko išsaugoti jo diametrą. Pritvirtinau suportą. Ir pritvirtinau stabdžių žarnelę. Žarnelė žiauriai stipriai armuota. Labai priešinasi visokiam modifikacijom. Tai jinai turi čia tokį lenkimą tas vamzdelis. Tai nedėkingas. Norėčiau visai, kad kitaip būtų. Dėl to gaunasi toksai pas mus išėjimas į tą pusę, paskui apsisukimas. Grįžimas per čia, per vidurį ir kažkur ten link stabdžių pedalo, kurio dar nėra. Tai čia biškį norėčiau, kad būtų buvę kitaip, bet yra kaip yra. Žodžiu, suportas yra, dar patikrinti galimybės nėra, kai bus pedalas, tada ir tikrinsim. Kas toliau? Dabar čia vyksta projektavimas variklio kronšteino. Šitam motorui reikės padaryti kažkokį kronšteiną. Kažkaip tai taip tas motoras bus, o gal taip. Nežinau. Sunkus žiauriai viena ranka. Turbūt geriausia kuo žemiau daryti. Norėčiau daryti kuo arčiau žvaigždutės, kad trumpesnė grandinė, manau, trumpesnė grandinė turi kažkokių pliusų. Taip spėju, nežinau, reikia čia GPT paklausti. Čia toliau eis gale kėbulas. Tai tikriausiai iš čianai, iš va šičia atsivesiu vamzdžius šitoj pusiai. Ir toj, tai susitvirtintų šitas su šituo, dar vienam taške susivirintų. Čia jie tikriausiai kažkaip tarpusavy bus. Ir čia vamzdis ir kažkaip tai jungsiu dar prie čianai, kad mažiau fleksintų, nes nuo mano svorio šita vieta truputį linksta. Tai mums reikia dar truputį čia surišti, sustiprinti. Ir kai jau padarysiu tą dėžę čianai, ant tos dėžės bus šitas, jisai turės būti reguliuojamas, tai reiškia turėsiu aš jį padaryti mechanizmą galbūt su sriegiu, gal su kažkuo, kad galėčiau įtempti grandinę, atpalaiduoti grandinę. Ir reikės kažkaip labai tiksliai padaryti, kad būtų žvaigždutė viena kitos atžvilgių, kad būtų labai tiksliai, dėl to, kad jeigu nepataikysiu arba iš vis variklis biškį stovės, turėsim problemų garantuotai. Tai va, žodžiu, čia karkasą dar reikės narvą tokį suvirinti. Ir čia priekį lygiai tas pats. Tai reikės pasimatuoti, pasigalvoti, kiek čia aš noriu į priekį išnešti. Ir susivirinti tą karkasą. Ir, kol kas kaip ir niekur neužstrigom. Lėtai eina, bet eina. Kontroleris irgi kažkur tai turės būti, jis lengvas, kompaktiškas, tai
O maždaug su mašinos dydžiu palyginus, tai maždaug toks stiprintuviukas. Tai jį daug kur galima dėti, net ir čia galima dėti. Tai, bet pažiūrėsim, kaip čia darysim. Ir dar ant dienų turi 2 batarkės atkeliauti. Tai dar kažkur čia batarkėm vietos reikia surasti, irgi manau gale. Dėl to, kad vairo stiprintuvo nebus, vairo mechanizmas bus velniai žino koks. Tikėtina, kad reikės daug jėgos vairui sukt. Ir kadangi vaikas čia važinės su ją, tai reikia, kad sugebėtų tas vaikas pasukti vairą. Tai noriu kuo mažiau svorio daryti priekį. Tai viską permetam į galą, visą svorį. Čia žmogus sėdi, čia realiai bus tik tai, kojos ir šiek tiek tas karkasėlis, bet jau tą iš dar plonesnio, man atrodo, darysiu vamzdžio, tikrai, kad būtų priekis lengvas, nes ten kažkokio tai stiprumo nereikės. Tai, žodžiu, toks update'as ir viskas, laukiam naujų dalių ir naujų minčių. Tai šiandien tiek, vėliau, kai bus baigtas virinti karkasas, viską teks išardyti, nudažyti tą karkasą, išdžiovinti ir vėl surinkti. Tai, žodžiu, tokie reikalai, tai pasimatysim, kai bus kažkokių naujienų. Čiau.